You good? Ramiai. Right? Pajėgiausių mūsų šalies dziudo imtynininkų kariauna ruošiasi šturmuoti Japoniją. Rudens pradžioje dziudo gimtinėje vyks planetos pirmenybės. Lietuvai atstovaus 4 atletai 60 kg kategorijoje Albertas Techovas, 90 Karolis Bauža, 100 kg Egidijus Žilinskas, sunkiasvorių virš 100 kg kategorijoje varžysis Marius Paškevičius. Rinktinės vedlys Petras Vinciūnas neskuba savo auklėtinių puošti medaliais, tačiau pergalės ir aukšti įvertinimai Europos čempionatuose ir pasaulio taurėje kalba patys už save. Aš manau, šie rezultatai rodo, kad sportininkai iš tiesų yra gana aukšto lygio ir gali kovoti gana dėl aukštos vietos pasaulio čempionate. Nors pasaulio čempionatas yra šiemet bus gana stiprus, kadangi leidžiama dalyvauti po 2 sportininkus kiekvienai valstybei, taip kad konkurencija bus labai didelė. Lietuviams teks susidurti su itin pajėgiais varžovais, namų sienų pranašumą turinčiais japonais, taip pat rusais, prancūzais. Apie šių šalių pajėgumą galima spręsti ir iš sportuojančių žmonių skaičiaus. Vien tik Prancūzijoje dziudo užsiema virš 1 milijono. Kaip bebūtų, šalies komanda nesiruošia gąsdintis. Visą elitą pasaulio mes iš dalies žinom ir tuo pačiu ir mus žino. Jie taktiką stato prieš mūsų sportininkus ir mes statom prieš juos. Taip kad priklausys nuo taktikos, nuo psichologinio pasirengimo, kaip praeisim aklimatizaciją Japonijoje tuo pačiu. Lietuviai į kovas pasaulio čempionate stos rugsėjo 9-13 dienomis. Marius Zaremba, Linas Citvaras, Sport 1 žinios + Kaunas.